Sveiki, mylieji. Dabar esu Kybartuose. Tęsiu maršrutą su jumis kartu po Suvalkiją. Štai dabar esu prie progimnazijos. Štai toksai didžiulis kryžius. Tokie žodžiai gražus. Aš pasaulio šviesa, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėje, bet turės gyvenimo šviesą. Kryžius atstatytas Lietuvos atminimui, paminėti kybartiečių aukomis. Tai va, mėlėja. Štai čia yra Kybartų Saulės progimnazija. Ir tai matau ten didžiuliai stadionai. Eisiu į kitų stadionų. Kažin ar ten bus atidaryta. Nes ten matau toksai gana įdomus žymus paminklas. Aš norėčiau jį nufilmuoti. Šitą progimnaziją tai didžiulį. Einu. Ten tikriausiai bus įėjimas. O ten nerasiu, eisiu kitur, kur pateksiu. Stadionas šiaip turėtų būti atidarytas visuomenės reikmėms. O iš tikrųjų atidaryta, tai labai puiku. Labai šaunu. Ir aš einu prie to žymaus paminklo. Gal iš kitos pusės eisiu. Čia yra kažkokios kavinukės. Labai šaunu prie stadiono. Žiūrėkit, koks didžiulis stadionas futbolo. Čia vyksta rungtynės, viskas atnaujita, labai gražu. Na ir štai tas žymusis paminklas. Sportų reikia ne tik pinigų ir šlovės, svarbiausia išlaikyti sportinę dvasią. Vytautas Kochanauskas, Kybartų futbolo entuziastas ir treneris. 1924-1987 metai. Čia Vytautui Kochanauskui atminti. Šis futbolistas. Labai šauniai padaryta. Tikriausiai ir panašus. Bent turėtų būti panašus į gerbiamą Vytautą Kochanauską. Štai dabar truputį čia pasižvalgysiu po stadioną. O matot, kaip tvarkinga, kaip gražu. Štai Kybartai turi kokį fantastišką stadioną. Štai tribūnos, tualetai šiuolaikiniai ir gaisrinis čiaupas. Nu, atitinka jau europinius standartus. Pastatyta Europos Sąjungos lėšomis. O čia pamenu prieš kokią 30 metų. Čia kažkur buvo atvykęs, vaikštinėjo po Kybartus.
Tai čia buvo Šabaškynai. Aišku, jisai buvo tas stadionas Šilmų labai seniai laikų. Nuo senų laikų, bet jisai buvo labai pleistas. Ten mokyklos teritorijos. Čia matomai mokyklos stadionukas moksleiviams. Čia ir toksai mažesnis matomai. Padaryta mokyklai gal, bet viskas aptverta, visos prieigos, viskas sutvarkyta gražiai. Tik tai gaila, va šeštadienis niekas. Visur atrakyta, gali žaisti, nieks nežaidžia. Keista. Pažiūrės, ir tualetai veikia. O kiek daug tualetų. Užeisiu. Ai, užrakyta. Matomai tik renginių metu atrakyta. Visur užrakyta. Visur užrakyta. Štai matosi tolumoje senovinis pastatas. Senovinė sodyba mane visada patraukia mano akį. Raudonų plytų mūrai. Labai gražu. Tai va keliauju atgal. Iš kitų rakursų praeisim pro stadioną. Čia ko gero vyksta jau kokios ir tarptautinės varžybos, kad tokio lygio tualetai padaryti. Čia mokyklos, matomai užtvertas tas po stogu ten. Irgi grandiozinis vidaus stadionas. Matomai kybartai turi didelę sportinę bazę. Ruošia sportininkus Lietuvai. Stadionas fantastiškai prižiūrėtas. Tikrai neatsigraužiu. Kokios kėdutės. Niekas nesulaužyta, tik tai apdergta karvelių. Tai jeigu vyksta renginiai, tai gal nuplaunama, nuvaloma, nes yra faktiškai visos kėdės labai dulkinos ir kitos labai apdergtos, tų balandžių niekadėjų. Oi, štai žiūrėkit, kaip kėdė apdergta. Tai ir vykstant renginiams. Prieš vykstant renginiams turi būti viskas sutvarkyta. Štai ir čia yra tualetai, gal čia veiks. Aš man reikėtų į tualetą nueiti. Ne. Niks neveikia. Niks neveikia dėja. Štai va išeinam iš stadiono. Dar sykį atsisuku. Oi, koks standartas tas didžiulis futbolo stadionas, siaubas. Tiek bėgioti sportininkam, tiek lakstyti paskui kamuolį. Saugusiem vyram, ne. Aš kad ir buvau sportiškas, bet 15-16 metų teko tokiam dideliam stadione per fizinių pamoką žaisti futbolą. Tai yra nesąmonė didžiausia. Vienas nuspirė kamuolį kažkur
O kiti, kaip sako, vaikosi vyrai. Tai čia va skaniausios picos, čia kavinukė. Štai lekia ūkininkas su didžiuliu traktorium. Štai kokia didžiulė ta Saulės progimnazija Kybartų. Didžiulė tikrai. Nu štai, šitą reportažą baigiu. Iki.